Sveiki. Tai kaip ir matėte, jau prasidėjo pas mus baldų projektavimo etapas. Ir jau virtuvinį kaip ir vizualiai susidėliojame, tai dabar eisime į detalės. Tai norime apžvelgti tai, ką turime dabar, kas patinka ir nepatinka. Ir tuomet naujoje virtuvėje jau džiaugtis galutiniu rezultatu, kuris, tikimės, labiau dar tenkins mus. Tai prieš einant į virtuvės apžvalgą, nepamirškite prenumeruoti mūsų puslapio ir taipogi pasiekti mus Instagramo kanale. Tai apžvelgsime kotedžo virtuvinį dabar, kurį Mantas iki su manim susipažįstant susiprojektavo. Spalva yra tamsiai pilka matinė. Jinai gražiai atrodo estetiškai labai. Jeigu esate pedantai, tai labai šauni spalva, jokių problemų nesukels. Jeigu nesate pedantai ir ieškote praktiškumo, tai sukels problemų. Nes visuomet gaunu velnių, kad spaudinėju, nes yra klikai. Dar kaip galite išvengti šito varianto, tai galite pastaryti, kad už šičia tiesiog atsidarytų. Tai šičia dar išvengtumėte šitų prispaudinėjimų. Ir aišku, tu spaudi šitaip. Mantas man neleidžia taip spausti. Liepia spausti šitaip, ane? Šitaip, iš viso šitaip kažkodėl, nežinau, vis tiek liktų. Nu tai, kad, žodžiu, visaip kaip kitaip, tik tais nesupirštis. Tai labai gerai apgalvokite prieš norėdami darytis juodą matinę virtuvę. Ir pradėkime tada nuo įmontuoto šaldytuvo. Tai šita dalis labai patinka, nes viskas pasislepia, turinį gal nežiūrėkime. Kamera atskirai, kas galbūt nelabai patinka, kad yra tik tais 2 stalčiukai kameros, norėtųsi 3, tai būtų tikrai tada pakankama, bet žinoma, čia jau nuo modelio pasirinkimo priklauso šitie dalykai. Na, šitas variantas yra toksai, tai prisitaikom. Čia tokia šroto spintelė, kur yra depozitai ir dar visoks velnas. Tada periname prie įdomesnės dalies. Ta labiausiai man patinka spintelė, nes čia yra mano indai ir stiklinės sudėtis. Tada perinam ne prie taip mėgstamos dalies. Tai vyrai pasisekė, kad susirado aukštą žmoną, tai nereikia kopėtėlių. Esu 1,80 m. Tai man tokiam aukšte atsidaro mikrobangų krosnelė. Nėra labai patogu įdėti ar paimti dalykus. Kitas dalykas, tai yra Samsungo, kas labai erzina, tai visas valdymo sistema. Jau gali prieik arčiau. Jo, čia šiaip jos tiek neintegruota, tiek šitų visi mygtukai tokie, kur net nebesupranti, kas ką reiškia. Nieks neaišku ir iki šiol aš nemoku ją naudotis, nes jeigu tu kažką nori, turi spausti čia. Čia. Nu tai čia pasirenki galingumus. Tada čia toliau spaudi. Irgi. Arba šitaip minutės, nu arba taip. Nu bet irgi taip prašaliuoja. Šitas iš vis nežinau, ką daro dar mygtukas. O žiūrėk, grįžtam. Nu, tai čia dar mokinamės. Dar mokinamės 4 metus. Jo. Ir čia tada pradeda. Čia sustabdo. Tai va, kodėl tokie mygtukai, nežinau. Man neaišku. Aš labai ilgai mokinausi ir iki šiol sakau, jeigu reikia ką nors defrostinti, tai aš nemoku šitos funkcijos atlikti. Perinam prie orkaitės. Irgi taipogi Samsungo yra. Čia nėra, kad Samsungą peikčiau. Kitiems žmonėms gal patogu yra tokie sprendimai. Nes irgi, jeigu pasijungiu kažką gaminti, įsijungiu temperatūrą. Kažkaip yra, kad aš po to nebemoku pakeisti. Tai funkcijos tos neišeina. Tai va, nebežinau, kaip pakeisti tą funkciją. Tu turi viską išjungti. Ir iš naujo nustatyti. Jo, ir iš naujo vėl nustatinėti. Nu, tai šitas irgi erzina, nes tu vėl visus žingsnius turi daryti iš naujo. Kai šiaip esu įpratusi, kur atskirai ten kažkur temperatūra, atskirai funkciją nusistatai. Ir nereiktų vėl viską iš naujo jungti ir visų temperatūrų visko nustatinėti. Tai dabar orkaitės viduje pasižiūrėkime, kad kai yra įjungta, matome, rodo 2 atskiras vietas, yra viršutinė ir apatinė, šito dėka tai atskiria ir galima kepti, sakykime, viršutinę dalį 200 laipsnių, apatinę dalį ten 180 laipsnių. Kai būna dar reklamuojasi, tai gali kepti vienam sūrio pyragą, o kitam žuvį. Ir tipo net kvapai nesusimiksuos, bet nesu bandžiusi ir nenorėčiau bandyti
šito varianto. Yra aišku ir galimybė išsiimti ją ir tada pilnai naudoti visą orkaitę. Tada jau turi galimybę, kad ir iš abiejų pusių keptų, nes kitu atveju tu neturi galimybės, kad iš abiejų pusių keptų tau. Yra tik tais pasirinkimas ten su vėjeliu arba su vėjeliu iš apačios kepa. Orkaitę pačią dažnai naudoju, bet šitas atskiras funkcijas tai labai retai. Ir iš tiesų mane tai erzina, kad aš visuomet turiu čia išiminėti šitą dalį, nes kai noriu ką nors iškepti, ar varškės apkepą, ar kokią ten vištieną, kad ir tą cielą, vis tiek jau darau, kad iš abiejų pusių keptų ir tada jau viską turiu iškraudinėti kiekvieną kartą. Tai šitas irgi toks yra nepatogumas, bet su juo dar visai galima susitaikyti. Ir kai vieną tik naudoji, tai mažiau elektros išpilimo, ne dvigubai, bet kokią 6% mažiau. Tai dar va viengungiams, jeigu nori, tai naudoji tik šitą dalį ir užtenka. Tai čia stalčiukas tada yra negendančių produktų, kitas irgi. Nu, tiesiog visokių makaronai, kruopos, visokių tokių. Kruopytės ir taip toliau. Yra kur tobulėti dar sutvarkom. Tikiuosi naujoje virtuvėje bus gražiau viskas. Tada keliaujame čia, tai žinoma irgi indai ir kaip matote eina perskirstimas, tai čia yra gartraukis. Labai patogus variantas yra gartraukio pasirinkimo manto, nes čia va, įsijungia stiprumai, viskas niekas neatsikiša dar papildomai, nes va buvom pas draugus, kur išsitraukia, tai labai sakė nepatogu, nes ir išsitraukia, ir tu nematai, ir atsitrenkti gali, tai labai džiaugiuosi šitų manto pasirinkimų. Tada toliau visokios spintelės pasislėpti dalykams. Čia indams susidėlioti. Ir labai dar šiaip patinka visai šitam virtuvės variante, tai va tos lentynėlės, tai va mano kulinarinės knygos, visokie sveikuoliški mūsų milteliai. Tada žinau, kad daugumai žmonių patinka virtuvėje turėti langą, turbūt matyti va kaimynai, kaip grįžta, ar žiūri, nežinau. Šitas sprendimas atmanto su medinėmis žaliuzėmis yra labai gražus, labai tinkantis estetiškai. Tai labai patinka šitos plačių juostų sprendimas, nes dažniausiai tai eina siauros, kai būna siauros, tai man primena močiutės kaimą, o kai atvykau čia ir pamačiau plačias, tai buvo labai neįprasta ir ačiū Dievui nepriminė močiutės kaimuko. Kitas dalykas, tai gražu, viskas fainai, bet nepraktiška. Plaunasi, ką nors biškikas ir iš karto apsitaško šičia jos. Iš kur langas būna apsitaško, tai nėra patogu nuvalyti, nėra lengva nuvalyti ir po kiekvieno karto, jeigu nori, kad būtų gražu, reikia valyti. Tada pereinant prie kriauklės, tai irgi gražus labai pasirinkimas mantučio yra šičia, bet kai aš esu tokia biški praktiška pusė, labiau orientuota, tai mane erzina, kad aš visuomet turiu iššluostyti sausai, nes kito atveju, va taip ir matosi visi taškiukai liekantys, tai turiu visada nusausinti, kad būtų jinai tokia graži, blizganti metalinė. Čia realiai visos yra šitą problemą. Akmeninėse nemanau, kad yra tokia problema. Bent kiek tekę. Neprižiūrėsi, labai greit bus purima. Nu, tai nebent baltas akmuo. Jeigu kreminis ar tai juodas. Nu, vis tiek tai nevalysi, kai maistą ten ruoši ar kažką. Ne, nu tai truputį apvalai, bet taip, kur užtenka su vandeniu nuskalauti ir kur reikia jau su priemonėm šveisti ir iš... Čia gal didžiausia problema nerūdienčio plieno yra tai, kad kalkės, o kad labiau matosi, sakyčiau. Kitas labai smagus sprendimas ir patogus yra būtent kranas su žarnele. Ir galimybė, kurią aš sužinojau po jau 2-3 metus draugystės einančius, kad galima taip dušiuką pasidaryti, nes vis sakydavau, kažkaip netikėtai man jisai pasidaro tas dušiukas ir dabar nesigauna, kai nori. Gyveni ir mokaisi. Tai tokia yra su kranu. Situacija, keliaujame prie kampinės spintelės. Baisiai erzinantis dalykas, daugiau niekada tokios nedarysime. Nes, aišku, atrodo, kad ir visai tokie lengvi dalykai padėlioti, bet vis iš mechanizmo iššoka
ir tada turi man tas įstatinėti, nes aš nerandu, kur įstatyti, plus neišsinaudoja pilnai vietą, ten dar man tas sugalvojęs yra pačiam gale riešutų sviestą įkišti, tai iš viso tenais yra bėdelė. Ištraukti jį. Ja. Dar nenusprendžiau, kokį variantą rinktis, bet esu mačiusi, kur atsidarai ir išvažiuoja viena dalis ir tada pasitrauki ir iš galo išlenda kita dalis. Tada patogiai tu gali išsiimti tos daiktus ir tau nereikia ten lankstytis ir jos pačios yra tvirtesnės iš savęs. Tai čia vieną kol kas tokį variantą mačiau, bet reikės pasidomėti, gal bus dar kitų. Tuomet po kriauklę. Šičia sprendimas yra grinai vyriškas padarytas, nepagalvojęs apie antrą pusę arba kad vaikų turėsime. Nes šiaip fainai, tipo, čia mes susidedame rankšluostukus, čia maišiukus, čia visokius tos buitinius valiklius. Tačiau šiukšlių dėžės, tai vaikyti, tokio didumo. Tai po kiekvieno gaminimo man reikia eiti išnešti šiukšlės. Niekada namie nėra. Ir indaplovė, tai viskas gerai, esame patenkinti, yra Bošo, nedarysiu gal labai stipriai, bet patinka šita dalis, kad yra išvažiuojama įrankiam susidėti atskirai, čia tada podelius tvarkingai susidedi ir tenais jau lėkštutė su podai. Dar pakomentuojant kaitlentę, tai šiaip labai patenkinta su sprendimu šito Samsungo. Valdymas čia jau yra ganėtinai aiškus, patinka ta paraidelė. Dabar, aišku, čia reikia uždėti, kas nors čia yra boost funkcija. Vienas dalykas yra, kas gal nelabai patinka, kad jeigu uždedi vienoj pusėje 2 puodus, sakykime, vieną mažesnį, kitą didesnį, tai tada boost funkcijos nebeleidžia pasirinkti. Tas variantas mums jau nebetinkamas bus name, nes mums jau reikės su įmontuotu gartraukiu, kad būtų kaitlent. Ir tada pasižiūrėsime dar į stalčiukus. Kas patinka čia tvarkos, aišku, nėra labai didelės, bet va šita funkcija, kad vizualiai atsidaro vienas didelis stalčius. Čia yra, aišku, puodų skyrius, tai aš neišmokus dar puodų skyrius sudėlioti gražiai. Kas man tai kliūna, tai kad šičia linijos nesueina ir tikrai galėjo padaryti tokį sprendimą, kad tiesiog prailginti plokštę, nesvarbu, kad šaldytuvas yra iki čia, bet tikrai galėjo išlyginti, nes taip esame pasidarę pas-uošvienę, kur yra prailginta tam, kad išlaikyti tolygumą virtuvėje tarp linijų. Dėkojame, kad peržiūrėjote kartu su mumis mūsų virtuvę ir mums patikusius ir nepatikusius sprendimus. Tikimės, kad jums padės irgi renkantis ir projektuojant savo svajonių virtuvę ir sekite toliau mūsų kitus etapus. Gerą vakarą!